Kas yra svarbiausia vaikams, kurių zodiako ženklas yra svarstyklis? Tai iš esmės jiems gali būti labai svarbu ir tokia rami būsena, kai nėra konfliktų, kai nėra kažkokių tai tokių sunkumų ir kai jie savo gebėjimą gali atskleisti tikrai taip harmoningai, gražiai, lengvai, diplomatiškai. Na ir dažniausiai tą tokią harmoniją ir balansą jie gauna, kai jie yra santykyje su kažkuo. Tai todėl labai yra tokios naudingos veiklos grupėmis, ne? Kai galbūt turi kažkokį tai partnerį, tai yra šokiai, kur yra du partneriai šoka, ar kažkokios tokios veiklos, kur tikrai jis gali padėti kitam žmogui, o tas kitas žmogus gali padėti jam ir partnerystėje jie gražiai, ramiai, harmoningai lavina savo gebėjimus. Tai blogiausia, ką galite padaryti tokiam vaikui, tai kaip aš sakau, tarsi pastatyti jį į karo zoną ir pasakyti, dabar tu kariauk pats ir daryk viską, kaip pats išmanai, taip ir daryk. Tai tokia atmosfera jiems yra ganėtinai sudėtinga atskleisti save.